Sniegu apsidengusi žemė vilioja baltais toliais. Jauni ne vien apie ateitį svajoja, jie klauso ir praeities garsų. Juk čia prie Sartų ežero kadaise gimė legenda. Seniai, baudžiavos laikais, prie gražiųjų Dusetų ežerų gyveno žiaurus ponas. Kartą į jo rūmus atėjo šviesiaplaukė mergina ir stuomeningas vaikinas prašyti leidimo vedyboms. Ponui labai patiko gražioji baudžiauninkė. Jis pasiūlė vaikinui palenktyniauti arkliais. Kas laimės, tam ir gražuolė atiteks. Sutartą dieną ponas atvyko pasikinkęs 12 sartų žirgų, gi jaunuolis tik vieną. Davų ženklą, lenktynininkai pasileido pirmin. Pono arkliai lėkė, net ežeras dundėjo, bet ir vaikinas neatsiliko. Ponas, matydamas, kad baudžiauninkas įlenkia, įniršę sustabdė arklius ir įsakė dvariškiams įkrėsti bernui rykščių. Bet staiga lūžo ledas ir 12 arklių kartu su ponu nugrimzdo ežeran. Nuo to laiko žmonės ir praminė ežerą sartais, o jaunikaičio pergalę kasmet pažymi tradicinėmis arklių lenktynėmis ant Sartų ežero. Širmutė dar neturi 4 metų. Jis šiemet pirmą kartą lenktyniaus. Varžovų daug, reikia gerai pasiruošti. Kaista jaunas kraujas. Nerimsta sarčiai, juodžiai, širmiai. Varžybos prasidėjo. Kas greičiausias? Daug pažįstamų mato ledo take žirgeliai, daug važiuotojų susitinka čia nebe pirmą kartą. Šis ristūnų augintojų ir jų auklėtinių egzaminas ant Sartų ežero visada esti pilnas netikėtumų. Tokią dieną čia galima sutikti žirgų mylėtojus iš visų Lietuvos kampelių.
Rungtynių įkarštis veikia visus. Kam atiteks greičiausiųjų Lietuvos ristūnų vardas? Kodėl pakilo žirgų galvos? Jų akis dar nematė tokios ryščios. Tai sartasis Žaliugamenas. Jo žingsnis lengvas ir platus, kaklas lyg lekiančio paukščio. Aišku, šį kartą niekas jo nebeplenks. Jis paveržė iš Irmutės nugalėtojo laurus, bet ji jauna ir ginčas dėl greičiausiojo žirgo vardo dar nesibaigė. Jeigu būtų išleistas Zarasų rajono kalendorius, pirmasis vasario šeštadienis jame turėtų būti nuspalvintas pačia raudoniausia spalva, nes ta diena